Žmonės turi mane girdi? Sveiki, čia reporteris Kersas iš pavojingiausio Kaune mikrorajono Šančiai. Čia gyvena ne kas kitas, o atlikėjas Merūnas. Merūnas žmogus pamilęs Eriką. Bėgame. Sveiki, sveiki, Merūnas ir Erika, Šančių gyventojai. Erika, ar gražu taip daryt? Gražu, ką mes darom, mes nieko nedarom gražu. Vaikų jau nori? Nenorim, vaikų dar nenorim. Nu, Erika, tu man pasakyk dabar, ar kitos merginos turėtų tau pavydėti to Merūno, ar iš tikrųjų jis nieko negali? Neturėtų, nieko neturėtų, Paulai. Neatskleisim šiaip paslapčių, bet neturėtų. Supratau. Merūnai, tai ko tau ta Erika patinka? Jinai ypatinga. Neypatinga? Ypatinga. O, kogi ypatinga? Viskuo, ką matot, jinai ypatinga. Tos krūtis dvi? Nu, prie ko čia dabar krūtis? Vidus. Šiltas, geras, supratingas. Tai neįtikėtina. Šiltas, geras, supratingas jausios vidus. Turbūt dėl to ji ir padarė tai. Ane? Ane. Ką tai? Ane, sakykim, taip. Ane. Gerai, ane. O dabar Merūnas mums žadėjo papasakoti intimiausią Erikos paslaptį. Na? Vieną vakarą tamsu jinai ėjo ir po to žiūri, kad jau nebeina. O siaube, Merūno Erika jau nebeeina. Na, o dabar žadėtoji Merūno daina mūsų žiūrovam. Prašau. O Vilniau, mano pasakų mieste, koks esu tu žadėtas ir toks nuostabus. Tai buvo Šančiai ir Merūnas su savo merūniene Erika. Tai neįtikėtina. Tai neišpasakytai neįtikėtina. Merūnas pamilo paprastą žemnietę Eriką. Čia reporteris Kersas iš Kauno mikrorajono Šančiai.